Klaipėda yra labai savita, čia vyksta unikalių dalykų. Visa komanda, tiek choras, tiek orkestras, puikios solistės, labai nuoširdžiai ruošė tą programą. Žmonės, kiek pajutau, jie yra santūrūs, darbštus ir man labai svarbus dalykas, aš jaučiu, jog jie myli muziką. Taip, ant smūgio, ant to A yra takto pradžia. Pradžia ir puikiai. Tas koncertas yra tarsi auftaktas šventė, kad labai greitų laikų muzika dar labiau skleisis, atras naujas erdves, keliaus į tą naują oazę, naujus namus. Ir Mendelsonas kalba mums apie ilgesį, ir tai yra namų ilgesį, kelionę, keliavimą į Dievo namus, į amžinybę. O Glasas yra tai, ką mes galbūt siekiame, kokia nauja išraiška ir kokia nauja muzika galėtų būti ten tuose naujuose namuose. Ir aš kiek žinau, ir tai turbūt nepaslaptis, kad teatro planuose yra nuostabi Filipo Glaso opera. Ir tai yra paskanavimas. Tiesiog kviečiu klaipėdiečius, žemaičius, svečius miesto visiems tiesiog sakau, jog bus šventė sielai ir ne tik pavasaris, jeigu mus atnaujina, bet ta graži muzikinė gija, muzikos dozė, kur labai svarbu.